Vakar pradėjau kaip ir ruoštis elektros vedimui. Skydą planuojam ant šitos sienos, tai čia vidinė koridoriaus, vidinė siena. Čia durys į. Op! Sunkiai atsidaro. Čia durys į mūsų tos kuriamus naujus namus. Biškį dulkių. Jo, bet tai esmė, kad čia buvo tinkas. Vakar visą nudaužiau. Čia taip pat yra išvesti ir grindinio šildymo vamzdžiai, o kolektorių planuojam šitoj pusėj. Tai dar matysiu. Gal ir arba šitoj tiesiog, tai pačioj. Matysim čia vėliau šitą dar. Bet čia aš dėl elektros, tai pamandžiau šitą sieną grėžiu ir tada galvoju, palauk. Taigi čia kitoj pusėje niekas netidengta ir jeigu norim jau dabar čia daryti elektrą tvarkingai iškart, tai reikia visą šitą sieną paruošti. Tai dabar ir bandau paruošti, nuimti visą tinką, nuimti šitas lystvėlės ir tada dar nuvalyti kiek įmanoma dulkės, nes po to čia turbūt jis irgi tas pats apšiltinimas, nors čia vidinė siena, tai dar nežinau iš tikrųjų. Arba tas pats šiltinimas kaip yra anam kambarį, kur jau kažkiek šnekėjau, kaip čia darys. Tai jeigu ne toks šiltinimas, tai čia tiesiog moliuosiu šitą sieną. Numatysim dar, žodžiu. Tai va, vakar dulkių šiaip daug buvo, nes tą tinką daužiau. Tai buvo ir sakiniais, ir su kaukė šį kartą. Lystvėliam gal nebūtina, nors aišku irgi dar yra čia tų dulkių. Tai žodžiu, dabar darbo nefilmuosiu. Bandinėjau dabar su kita kamera viską filmuoti. Nežinau, ar tęsiu toliau visą seriją, bet matysim. Šiandienos planai dar tiesiog yra išeiti į lauką pasivaikščioti. Siena nuvalyta. Lystvėlių nebėra. Ten mano elektros instaliacija puikiai. Viena jungtukai. Apačioj dar aišku to visokio š yra, bet biškį pašluosiu dabar, paliksiu manau taip kol kas. O vat prakurom pagaliukų tai užtektinai turėsiu. Tai va, tokie reikalai, dulkių vis tiek biškį buvo. Ir akinių aš šiaip reikėjo, nes į akį viens kažkoks grūdėlis įkrito nuo tinko. Bet nieko, biškį pašaliau ir praėjo. Iš esmės dabar jau kaip ir galima būtų vesti elektrą. Ta prasme, susivesti čia iki čia vamzdelius. Ir blogiausia atveju tik tą pačią dėžutę galima pakabinti atitraukus nuo sienos kažkiek su pagaliukais. Dar šiaip aišku reikėtų ištraukinėti vinis, nes jų čia yra labai daug. Šiaip jo šitą namo statybą tokia labai įdomi. Toks nei rąstinis, nei karkasinis, nes daugiausia kur rąstiniai, tai tie visi rąstai horizontaliai stovi. O čia iš esmės yra karkasas iš tų pačių rąstelių. Ir kiti rąstai panaudoti tiesiog kaip užpildus. Įdomu. Va, viskas dabar atrodo švariau. Lystvėlių nebėra. Ir apačioj irgi išlaviau, išvežiau biškį to tinko likučių. Čia apačioj matot. Yra karšto vandens padavimo vamzdis. Yra tiesiog vandens vamzdis, kuris eis į katilinę. Ir grįžtamasis šiltas tas. Žodžiu. Tai va tiek reikalų.
Jeigu kas esat matę betonavimo seriją, tai, ne betonavimo anksčiau, kur ruošiau betonavimui tą kambarį, tai turėtumėt prisiminti šitą daiktą. Su juo išlyginau visas grindis ir buvo visai liuks, nes atvažiavęs tas betonuotojas, kuris ten matuoja viską, sako, stebėtinai lygias grindis. Nu, tai ne veltui su rankom visas tas grindis ir perėjau. Tai va. Čia laikins, aš pritvirtinu, šiaip tik tais, kad nesimaišytų tie vamzdžiai. Okei. Manau, dabar metas išeit į mišką. Šiaip bijau, kad labai vėjas pūs ir nesigirdės, ką šneku. Dabar, pavyzdžiui, tikrai pučia, nes esu pametęs nuo mikrofono etiketą. Tai žodžiu, bandau vėl paslėpti, kad buvo. Einu per pievą, o ne pasėtą lauką, nes pieva, aišku, biškį mažiau tiešlyno dar. Čia toks įdomus vaizdas, kaip čia veiksma matai. Kėlėm. Nu, esam po ledu. Čium. Tai va. Einam į mišką. Ir tada į palaukę turbūt ten toliau. Kol kas toks planas. Kol saulė dar šviečia. Bandau kirst kampą, kad neit per purvyną ir einu per mišką tokį. Tai čia aišku toks biškį kaip ir pravalytas tas miškas, bet tuo pačiu ir šabakštynas. Nu, nėra šabakštynas iš tikrųjų, bet einant su laidiniu mikrofonu, tai biškį baisiai užkliūti. Dar gal anksti kalbėti apie ragų sezoną, bet kiti jau vaikšto, ieško, randa, pernykščių daugiausiai elnio ieško, briedžių gal šiųmetinių. Aš dar neišėjau tuo tikslu pasivaikščioti. Apskritai, šitas pasivaikščiojimas jau yra man labai geras. Kamera biškį virš filmavo. Apskritai šitas pasivaikščiojimas jau yra labai fainiai. Mažai tokių turiu pastaruoju metu. Tai reikia džiaugtis tom akimirkom ir vis dar šviečiančią saulę šiandien. Nors šiandien atrodo labai šiltai ir gražiai. Gerai, pakalbėjau apie ragus, tai pradėjau žvalgytis į apačią, kad pamatyčiau kokį. Tai gal reikia nesitikėti ir nežiūrėti, nes tikrai čia nerasiu. Ir dabar tikrai nerasiu. Reikia eiti kažkur toliau. Lendam dabar jau ant to pačio keliuko. Alio.
Op. Keistai šiaip ilgis ta kamera. Focus track yra, bet rodo mane nusisuka iš šono. Alio, aš čia. Op. Nu. Nu, pagavo dabar mane. Kažkiek gaudo. Žodžiu, išėjus į pamiškę, stirnų nesimato. Likt. Ne, nėra. Bet šiaip gražiai atrodo čia viskas. Palaukit, progis. Toks vaizdelis, saulė blemba, biškis lėpės už debesų. Tai reikia greičiau man skubėti. Kokią nors gražesnę vietą arbatos atsigerti. Nežinau, kaip nusimušo nustatymai, bet pasižiūrėjau, kad filmo 125 laikymų, kas yra labai blogai. Nu, žodžiu, dabar biškai pasišviesėjo, į savo ant auto padariau, tai turėtų būti pakankamai matyti visas. Čia irgi toks visai gražus miškas. Gražus vien dėl to, kad samanų pažiūrėjau. Ir jau toksai įdomesnis atrodo, ne šiaip kažkoks šabakštins, kirtims ir panašiai. Tai va. Bet reikia į toliau. Tai va, baigiu pasiekti savo tikslą. Ateiti šitą pamiškę. Išlysiu ten į laukus, pasižvalgyti. Ir viskas, atsigersiu arbatas, suvalgysiu šokoladuką ir judėsiu namo. Atrodo, kad čia dėl tiek kažkokį taip pasivaikščiojimą daryti ir dar filmuoti. Tai žinokit jo, kartais man tiek ir užtenka. Ir siela būna ramesnė, bent jau kuriam laikui. Nu, kad ir koks šitas miškelis, nieko ypatingai iš jo nėra, bet kai toks apšvietimas, tai labai gražu. Ką jau grįžtam namo, tai jau matas kariams
be jokių stoviniavimų papliurkti ir patkinti. Spartesnį žingsnį, kad sušilčiau. Tai labai greit čia pareisiu. Ir galėsiu pabaigti arbatą gerti. Ir peržiūrėti, kas čia gavos man filmuoti. Ypatingai įdomu, kaip su to garso bus. Čia bus panaudojimų kadrų, ar ne labai. Nes tokio atsarginio varianto, tai aišku, tikrai dėl garso neturėjau. Tai va, sutiksim kitą kartą.